Per langą jūs matote Milaną. Mes esame Marselyje. Čia mes jau Barcelonai. Einam į patį aukščiausią tašką laive. Mes šiandien Ibicoj, pirmas kartas. Šiandien mes Palermo. Šiandien mes išlipome į Civita Vecchia. Mes visi pasipuošę gražus, nes nusimato mažas siurpriziukas. Naujas oro uostas, pamatysi. Ane? Kur mes skrendam? Dabar į Zaliją. Ir po to tikėkimės pakliūti į laivą. Ir mes pirmą kartą pamatysime naują oro uostą pastatytą. Mes darom savarankišką čekiną lagaminų. Kaip Australija. Jo, kaip Australija. Kad nelaukti eilės. Matot eilė. O čia matot, kokio dydžio oro uostas dabar Vilniuje. O svarbiausia naujiena tokia pasakysiu. Naujiena tokia, kad dabar į lėktuvą gali Vilniaus ir Kauno oro uoste įsinešti beveik iki 2 litrų skysčių. Mes sėdam iš priekio. Tudum. Lėktuvas vėluoja visą valandą. Gerai, kad mums laivas ne šiandien, o tik rytoj, tai mes ramus. Nesąmonė. Nesąmonė. Mes, kur esam, jau atskridom. Su seneliais atskridom į Milaną. Добро пожаловать в Италию для начала. Sakau, kol nepamiršau, kada išeinam iš oro uosto Malpenzė, sukam į dešinę ir tenai stovi shuttle busai. Ir mes šiaip bilietą nusipirkom. Iš anksto kainuoja 10 eurų iki Milano centrinės traukinių stoties. Bet ten taip pat stovi prie autobuso žmonės, kurie parduoda bilietus. Viskas okei. Mes pasiėmėm viešbutį iškart šalia traukinių stoties. Autobusas atvažiuoja grynai čia. Vadinasi viešbutis Metropoli. Ir tikėkime pateksim. Mūsų kambariukas. Gerai, pagaliau mes galėsim pamiegoti prieš kruizą. Kuku! Ir kol Rokas valgo, nes yra juodai alkanas, ne? Kilinta čia 12 nakties, ką mes turime? Mes turime čia arbatinuką mums duoda. Ir dušas fainas. Netgi vienkartiniai visi reikalingi prietaisiukai. Visai cool. Visai cool. Labas rytas. Per langą jūs matote Milaną, kuriame dabar lyja lietus. Aišku, 8 ryto. Mes Kauliukus atvažiavom pasišildyti. Oi, nežinau, miegojom sutinę, pavargę, bet labai gerai išsimiegojom. Šiandien mūsų diena, kada mes turime pakliūti į laivą. Būtinai. Aš einu pusryčiauti, čia žinot ką, čia. Dabar jau kiekvieną rytą aš be čijos negaliu. Einam pažiūrėti, ką šitam viešbutukė. Labas rytas seneliam. Nu kaip? Skanu? Ok. Nu žiūrėkim, ką mes čia turim. Ką mums čia duoda? Pončikų duoda. Karšto nieko neduoda, tik sumuštiniai. Kol dabar visi valgo, mes greitai išbėgom iš viešbučio, kad pasižiūrėti, kur yra traukinių stotis. Ir kaip dais senelis, kuris sunkiai vaikšto, kad kuo greičiau jam parodytume vidčiukę. Ir dar taip džiaugiamės, kad nėra saulės, kol keliausim, kad nebus taip karšta. Kaip gerai. Palaikyk, o gyvenam mes šitam viešbutį. Ir traukinių stotis va šitas pastatas. Ir viešbutis 2 kambariam 300 eurų nakčiai kainavo 5 žmonėm. Milano centriniai traukinių stotiesam. Ir dabar keliaujam iškart savo traukinio. Lietus buvo toks stiprus, kad mums teko įsigyti skėtį. Norėjo 5 eurus, tai 2 skėčius už 7 eurus pasiėmė. Nes būtume šlapi permirkę.
noriu parodyti, kas yra pirmoji klasiai. Ne tik mano vyras. Parodysim taip, kas čia yra. Čia yra staliukai. Pakrauti. Mums atnešė kažkokios tai servetėlės. Bet svarbiausia, labai patogios kėdės. Labai patogios kėdės. Va toks traukinukas. Traukiniai yra va tokie vending aparatai. Kurie ką? Skambina. Jo. Surijo mūsų pinigus ir neatidavė tuktuko. Čia mūsų laivas. Uhu! Tavo kelintas jau čia kruizas? Kylam į laivuką. Kylam. Buvo trupučiuką stresiuko. Įleis, neįleis. Turėjom čia klausimų, bet viskas gerai. Это корабль, представляете? Представляем, что это на воде находится. И это еще поплывет. Да. Еще со всем этим нужно еще и залететь. Mūsų kajutė. Kostai Toskaną ir norim parodyti, kaip jinai atrodo. Tik Rokui dar lova nepaklota. Nice. О, žiūrėk, tenais į dešinę. Nu, tenais ar kapitano, ant kapitanskąją būšką skrauta. Анечка! Taip atrodo vaikų suaugusių baseinas, dengtas. Čia visi kalneliai. Kad užimti va štai šitą bungalo tokiam baseine, kur yra vien tik tai suaugusiai, Aničkai reikėjo 7 ryto ateiti ir tai padaryti. Kitaip vietų nebeliko. Не вообразить, не представить. Это целый дом, это столько народу, столько всяких заведений увеселительных и Нереально. да. А мы сейчас в Марселе. Марсель, там вот на горе написано Марсель. Да, пошли. Ir dabar vedam jai parodyti mūsų didelį baziliką. Mums taip pasisekė Marselyje su oru. Toksai lengvas, šviežias, 27 laipsniai, bet kadangi saulė truputį pridengta debesiukais, kaip gera vaikščioti tokiu oru. Viena pusė. Marselio katedra. Čia jūs matote Marselio pagrindinę katedrą. Красота? Да, очень красиво, величественно, так высоко. Mūsų berniukai sėdi, dirba, ilsisi, kol mes lakstom.
Mes esame Marselyje ir pakilom į aukščiausią vietą. Matot, ar ne, koksai vaizdas? O esame Notre Dame de la Garde. Čia taip karšta. Pasiėmėm taksistą, nes nebespėjom nuvažiuoti su traukinuku. Tai taksas iš porto, vat maždaug iš tos vat vietos, ne iš uosto, iš kur laivas, o senojo porto kainuoja 12 eurų. Atgal, kad nereikėtų, kad jisai mūsų palauktų, sakė, už 15 eurų atgal nuvešiu. Už grynus pinigėlius. O čia jūs priešais matote Ifpilį, kur grafas Montekristas praleido daug metų. Tėtis su tėčiu. Ну как? Как вид? Все прекрасно. Вид офигенный. Класс. O čia matot, kokia eilutė laukia atgal, kad sugrįžti su traukinukais. Marselio portas. Senasis uostas ir jame mes buvome labai daug sykių ir pirmą kartą prieš kokią 15 metų ar 10. Pasidarėm lengvą pertraukėlę, geriam kavą. Va toks vat vaizdas. Ir važiuosim į laivą. Džiaugiamės, kad nebuvo tų traukinukų, kad mes nespėjom juos paimti, nes su taksu. Vyras kaip visada dirba, nors man jau daug kas sako, atimkit iš jo kompiuterį. Negaliu atimti, o mes tada negalėsim važinėti į kruizus. Kažkas tai turi šeimoje dirbti, teisingai, o kažkas tai ilsėtis. Tai va, nepabaigiau. Gaunasi, kad mums pigiau išėjo su taksi nuvažiuoti iš porto iki Old Porto, iki to kalno ir grįžti atgal. Ne, kad pastoviai imti shuttle busus, kad imti traukinukus būtų kainavę dvigubai brangiau. Taip, kad viskas labai nice. Čia Marselis Eikasko. Šiandien mes restorane. Seneliai jau gavo štauvas. Pastėti. Kodėl vadinasi shrimp cocktail? Ham. O Rokas gavo duonos. Aš dar nieko laukiam. Einam su vyru Skywalk pažiūrėti. Aukštai, aukštai. Geras vaizdelis. Einam į patį aukščiausią tašką laive. Va čia yra laivo galas ir einam, praeisim, parodysim jums lieptelį. Dabar yra visiškai vakaras jau. Žmonės visi šou žiūri, o mes vaikštam. Ir žiūrėk. O dabar aš nežiūrėsiu ją. Kaip jausmas. Romantinį vakarą sau darom.
išėjom iš laivo, 3. Senelis ir Rokas sakė, nieko nenori jie. Rokas sportuoja, seneliui sunku vaikščioti. Tai dabar Barcelonai nusprendėm nueiti šiek tiek pasivaikščioti La Rambla gatve ir greičiausiai į laivą. Kas man patinka kruizuose, kad tu niekada nesėdi vienoj vietoje. Tu esi laive, kur visos pramogos, kokių tik tai nori. Ir naktį, kol tu miegi, ramiai apie nieką negalvoji, laivas atplaukia į visiškai kitą vietą. Ir, pavyzdžiui, šiandien mes esame Barcelonoje, matot La Rambla, vakar buvom Marselėje, rytoj, kur mes būsim Romoje, po to Palermo, Sicilijoje, Ibicoj. Žodžiu, per vieną kruizą tu paprastai pamatai 5 miestus ir kaip minimum 3 skirtingas šalis. Kaip aš mėgstu šopinti kelioniai. Ir įdomiausia, kad pasirinkimas, tarkim, Lietuvoje ir Ispanijoje, žinoma, visiškai kitoks. Visiškai čia mango. Rokas užsisakė 3 tartarus. Jie mažyčiai. Rojus, jam rojus. Seneliai šiandien sriubą valgo. Супчик, да. Очень хороший суп. Крем-суп томатный. Mes šiandien Ibicoj, pirmas kartas, kad ją perkūnai. Ta Ibica iki pliažo reikia eiti kilometrą per karštį. Pažiūrėsim, kas per pliažas, nes taksiai, artimiausias taksis kokie 25 eurai, bet mes buvom 5 žmonės. Tai pirminas gal mums išeitų, nežinau, virš 100 eurų, o gal ir dar daugiau, kad pasimaudyt pliaže. Mes Ibicoj atėjom į artimiausią pliažą, kilometras nuo laivo, laivas iš to iškušulio. Bet taip karšta, man to pliažo net nereikia. Toks karštis, geriau jau baseiną laivę pasimaudytume, nes eiti atgal vėl kilometrą. Čia išsimaudė, keliaujame atgal į laivą. Šiaip, pasakysim taip, galima atvykus su laivu į Ibicoj pasimaudyti 800 metrų iki pliažo ir neapsimoka čia imti jokių autobusų, jokių taksų. O žiūrėkit, kažkas gudručiai, va, matot laivas mūsų ir va čia va, nusprendė pasimaudyti. Grįžom į laivą, ne? Kaip čia vėsų gera. Hello! Ir šiandien mes seneliam darom siurprizą, apie kurį jie nežino. Šiandien naujas restorano dienelė. Mes visi pasipuošę gražus, nes nusimato mažas siurpriziukas. Это осьминог. Nežinau kaip lietuviškai, Rokai, kaip lietuviškai? Aštunkojus. Aštunkojus. O pas senelį jautiena. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Ну, написано: с днем рождения, мама и папа. Tėtis su Anička net apsiverčia. Taip apsidžiaugia. Ane?
Как папа сказал, отсюда не уходим, да, пока не доест. Все, не уходим. Anei atnešė rožę, apie kurią jinai sakė, kad что тут самый вкусный десерт это роза, да? Ну, посмотрим. Čia matot laivas išplaukia, o geriau matosi va šitoj vietai. Šiandien mes Palermo ir oras mus, aš sakyčiau, labai netgi lepina, nes yra ne taip karšta, nors 28, bet galima išgyventi. Mes dabar esam Palermo ir nusipirkom geltoną autobusą, nu kaip raudonį autobusą išlipti, 20 eurų suaugusiam žmogui, vaikas iki 13 skaitosi. Užtruksim apie valandą laiko ratą padaryti nedidelį. Jau, žinokit, nepirkčiau šito autobusų. Toks balaganas kažkoks. Mes nusprendėm sėdėti autobusą. Rokas nėra labai laimingas, bet mes niekur iš autobuso neįsim, nes po to įlipti jį praktiškai neįmanoma. Todėl darom ratą, žiūrim ir einam į laivą. Ir vis tik tai mums reikėjo išlipti iš autobuso. Nes sakė, šitas toliau neina, lipkite, pasižiūrėkite į grožį ir pasimkite sekantį autobusą. Mūsų išleido prie labai gražios vietos ir mes nežinom, kas tai. Esam kur, nežinom kur. Žinom, kad tai yra Palermo, Sicilija. Konkrečios vietos nežinom. Autobusas sakė, toliau nevažiuoja. Čia paeikite ir sėskite į kitą autobusą. Bet mes nežinom, kur paeiti. ¿Cuál es el punto? El asunto está corrupto. Vida dedicado al falso contaminado, encaminado a lo campo minado. Seres que gobiernan y controlan nuestra tierra hipnotizado con su... Nu, mes niekaip, žinokit, labai norėtume, bet sėdim Sicilijoje ir mūsų laivas va ten. ¿Acaso el humano será capaz de cambiar el microchip que le han implantado? Baila muchachita, baila. Šiandien mes išlipome į Civitavecchia. Tėvai išvažiavo į Romą, o mes einam tiesiog šiaip po miestelį pavaikščioti ir gal pasimaudyti. Mes atėjome į japonišką parduotuvę ir aš norėjau Rokui paskambinti. Paėmiau Rokui arba dovanų va šitų sulfainiukų pabandyti. Pareinam į laivuką. Бабушка, дедушка кушают перед этой поездкой. И уже покушали. Ну как вы, готовы? Всегда готовы. Хотелось бы еще, конечно. Ir nors kruizas jau pasibaigė, bet mūsų laukia toks ilgas kelias namo. Visų pirma, su taksu iš Savonos mes važiuosime iki traukinių stoties. Tada 3 valandas su traukiniu. Tada valandą iki oro uosto. Ten 3 valandas skrisim. Ne, mes dar ten lauksim. 3 valandas skrisim ir 3 valandas dar važiuosim į Klaipėdą. Вот
экран. Ну, я вам говорю, за экраном. Так а я же вижу, наверху смотрела. Ну, пошли. Какой красивый вид на саванну. Вот вниз. Ой, мамочка, как страшно. Ты же вниз смотришь и... Ой, как страшно. Ну как? Последний день круиза Анечка нашла таки мостик. Сейчас вас фоткаю здесь. Кайф. Kai išeini iš laivo, tavo lagaminai laukia tavęs. Ir vat mūsų labai liko 2 lagaminiukai. Ten pačiam gale. Laukia, когда mes juos поимsim. Вот Анечка вам на память. Вот Аня в савоне. И за ней стоит коляска. Kol vyrai nuvažiavo į traukinių stotį, mes su Ania dar truputį prasieinam pro savoną. Nu ką, einam dabar ieškoti, kur kavinėje. Va, mūsų sėdi berniukai, valgo. Oro uostas Malpensa. Va, visas šitas maistas 1, 2, 3, 4 ir 3 gėrimai 82 eurai. Žiūrėkit, Revolut kortelių dispenseriai, tie automatai, kurie iš karto užduoda kortelę. Reikia tik paspausti ir jinai iš karto iškrenta. 17 eurų. Nu, tiksliai 8,50, mano ir mama 8,50. Dabar ragausi? Pagaliau kažkas tave pamatys, o tai visi sako, kur Rokas, vien tik mama. Nu viskas, todėl, kad mes einam į pabaigą su Roko nuotykiais. Nurodyk, aš ir noriu paragauti. Skanu? Eik tu savo, kaip neskanu. Ne. Pieniškas šokoladas daug skanesnis nei šitas. Ne, man. Lindov. Man labai skanu. Neverta savo pinigų, neverta. Nu, gal neverta, bet man skanu. Dabar tau tiek reikės dirbti, kad vien tik tai tą šokoladą atidirbti. Eik tu savo.